plata, plata. Cash, cash, cash. Get money, get money. It's bam, bam, bam. Hey, it's bam, bam. She wanna flick for the gram. Todas esas putas saben who I am, so she wanna check this bitch on cam. Like, hold up. She wanna swallow this pull up. Soon as I bust, I'ma roll up. Phone lines are better, I pull up. Papi te paga los biles, nada más que quiero ese culo. Prefiere el sexo conmigo que yo te lo meto bien duro. I bought a Benz straight from the trap. I don't like paying no taxes. I don't need friends, solo una mami. Papi te... Tere, sveikinamės iš Estijos Kulbilochų trasos. Šiandien vyks Lietuvos Pro lygos etapas, taip pat ir Baltijos šalių etapas ir dar kažkoks etapas. Tai trasa yra žiauriai nesveika. Šitie pakilimai, visi nusileidimai atrodo labai įspūdingai. Vakar prasėjom per trasą, buvo wow. Tačiau nedžiugina oras. Tikėkimės, kad šiek tiek prasigėdris ir matysim dūmo ir mums puikiai seksis. Tai dabar eisim praeiti technikinį automobiliai į vairuotojų briefingą ir susimatom sekančiam kadre. Can you ever get it right? Esame po pirmos treniruočių sesijos, iš tiesų buvo gan nervinga pradžia, nes tik atsistojus į starto zoną pradėjo vėl pilti lietus. Tai toks važiavimai apie nieką, labai slidu, labai keblus visas važiavimas. Tada pradėjo džiūt ir buvo vietos, kur sausesnės, šlapesnės, nu irgi nesąmonė. Ir paskutiniai turbūt 2 ranai jau buvo, kur visiškai sausa. Tai sakyčiau, jau į tą pusę statausi, spėkit, per anksti arba per lėtai atvažiuoju, bet iš tiesų pati trasa tai yra kosmosas, visiškai. Tie prispaudimai tarp kalnų yra wow. Jaučiuosi gan gerai, dar tikrai labai darau daug korekcijų, ko nenorėčiau daryti, bet žinau, ką turiu padaryti geriau. Žiūrėsim, kaip seksis antroji treniruotėj ir jo, palinkėkit sėkmės, subscribe paspaudžiam dabar. Paspaudį gerai. Varom. Labai greitas šitas dabar bus intervas. Esam po antros treniruočių sesijos. Iš tikrųjų, turbūt šiek tiek jaukiau jaučiuosi važiuodamas Chase. Su lydu dar vis ten darau visokių nesąmonių. Reikia apgalvoti viską. Bet dabar paskutinį lydą, kur dariau, tai biškį pasmaginau ten su klačkikais mečiausi iš kampo į kampą. Tai buvo labai smagu. Dabar einam į briefingą, papasakos kažką teisėjai apie ką jie matė ir ką jie nori matyti per kvalifikaciją ir tada bus kvalifikacija. Tai ką, palinkėkit sėkmės, varom.
esam po kvalifikacijos. Tai šiek tiek apie ją. Pirmų ranų gal dariausi šiek tiek tokį, sakau, saugų važiavimą ir gavau 78 taškus. Tikrai pats juo nebuvau patenkintas ten ir pats savo taip rodžiau. Gan nustebau iš tikrųjų, kad 7-8. O antrų ranų jau norėjau gerai. Pasikūriau viską, užsivedžiau ir susišikau pradžią. Nu, ten nežinau, bem kažkeli taškai, nu tai apie nieką. Bet kas gerai iš antro rano, kad turbūt geriausiai per šiandieną įveikiau pabaigą, tai supratau, kaip ją išvažiuoti, tai manau bus nauda. Tai laukiam, kol baigsis kvalifikacija, žiūrėsim, kaip seka Salvijui ir jo, žiūrėsim, ar patenkam į top 302. Šiaip po kol kas, kiek taškus dalina, turėtume patekti. Laimėjom top 302 prieš Supra. Nežinau, dar dreba rankas. Labai sudėtinga iš tikrųjų. Šiandien su oro permainom, o dangus nežinau, kada gali prapliupti. Stovi prie starto, nežinau, tuoj pradės lydi, nepradės, neišleidžia, bet jo. Lydė, kaip ir viską pasidariau gan tvarkingai. Gal buvo kažkokių mini korekcijų, bet viskas buvo ok. O čia įsinau, nežinau, nemačiau, bet jaučiausi visai gerai, kad buvau arti. Aišku, vietom paleidau, nes nežinau, ką darys. Toks labai neprognozuojamas. Tai visai įdomu važiuoti prieš Supra, ne prieš BMW ar Nissaną. Tai jo, laimėjom. Sekantis iš IRT komandos Egidijus Didžiulis, tai kuris laimėjo prieš Levicką. Tai čia tikrai toks gan stebėtinas dalykas. Tai manau bus gera kova. Šokam į ją.
Ką, susitikom su didžiuliu ir buvo gan įtempta kova. Pirmam raunde mes gavom one more time. Aš padariau klaidą, įlindau į no-go zoną su priekiniu ratu. O paskui cheisinant jisai pasidarė labai didelę korekciją, kai jisai lydino. Aš iš vis išsitiesinau, nes nemačiau tikslo tą daryti. Jisai per briefingą sakė, kad jeigu išsitiesina, apsisuka ar dar kažkas, kad viskas, nebedriftingin. Tai gavom one more time. Nu, okei. Ir one more time metu jisai pripažino Egidijaus Didžiulio pergalę dėl to, kad aš išsitiesinau. Nu, nežinau, dabar taip rodau, dabar gal emocijos tokios yra, bet kiek žiūriu ir visą filmuotą medžiagą ir kiek ir pats jaučiau, atsiminiau, jokio išstiesimo ten nebuvo. Ir iš tikrųjų labai pikta buvo, nes jo cheisas buvo tikrai, mano lydas nebuvo gal tobulas, bet jo cheisas tikrai irgi nebuvo toksai, nors aš pats asmeniškai tai gan sakyčiau, arti cheisinau. Ir vėl buvo tokia pati vieta, kur jisai beveik išstiesino ir aš nežinau, ką daryti. Man čia dar bandyti spirti sankabą ir bandyti gazuoti jį, kai jisai jau tenai tiesiai beveik, nu nevažiavo tiesiai, bet labai didelės korekcijas darė. Tai nežinau, dabar labai pikta. Galbūt atrodysiu kaip nežinau, kvailelis ar dar kažkas, kuris čia skėšia rankom ir drasko marškinius, bet šiuo metu man taip atrodo, teisėjam atrodė kitaip. Pasižiūrėsim live streamą. Linkiu tikrai Egidijui, tai tik didžiausios sėkmės, aš ant jo visiškai nepykstu. Čia tiesiog klausimas yra teisėjam, bet gal ir pats aš kažko nepamačiau. Tai pažiūrėsim šiame video, turbūt sužinosim. Tai va, Estija pasibaigė top 16. Top 16 šį sezoną nepavyko dar pražengti. Tai liko dar paskutinis etapas, Kačerginėj, parašysim kada, tai čia. Ir jo, reikia pasitemti, reikia kovoti. Tai susimatom ten, nepamirštam palaikinti video, pasubscribinam, pakomentuojam. Tai tikrai man labai svarbu ir man tai tikrai sudeigia daug jėgų važiuoti čia. Ačiū, kad žiūrėjot, gero vakaro ir beje, ačiū visai Urta komandai, mechanikam ir visiems, kas prisidėjo prie šio renginio. Tai ačiū, čiau, iki.